Labadiena, bičiuliai, draugai ir bendražygiai. 2025 m. rugsėjo 14 sekmadienis, su kuriuo lyg kartu su jumis užbaigsime jau antrąją šio gražaus rudens rugių sėjos mėnesio savaitę. Visų pirma, kreipiuosi į tuos klausytojus, kurie nuogąstauja, kad nuo spalio 1 dienos nebegalės rasti Mozerio radio YouTube platformoje. Ne, taip tikrai nenutiks. Mozerio radio laidos ir toliau bus transliuojamos per Mozerio žinių paskyrą esančią YouTube platformoje, bet noriu dar kartą visiems jums, mėlyjei, priminti, kad šios radio laidos taip pat yra transliuojamos ir Patreon platformoje esančioje paskyroje tuo pačiu pavadinimu Mozerio žinios. Reikalas yra tas, kad nuo spalio 1 dienos būtent Patreon platformoje esanti paskyra Mozerio žinios bus pasiekiama tik tiems iš jūsų, kurie pasirinks, kurie užsisakys mano paskyros Patreon platformoje metinę prenumeratą. Esu jau sakęs, bet dar kartą priminsiu, kad pagrindinė mano kaip profesionalaus teisininko darbo vieta yra būtent Patreon platformoje esanti paskyra Mozerio žinios. Ir ten aš skelbiu tikrai ne vien tik Mozerio radio laidas, ten daugiausia yra skelbiama teisinio pobūdžio, teisinio turinio medžiaga, žmonėms skirti patarimai, rekomendacijos įvairiais teisės taikymo ir aiškinimo klausimais. Tai štai nuo spalio 1 dienos Patreon platformoje esanti paskyra Mozerio žinios bus prieinama tik metinę prenumeratą užsisakiusiems prenumeratoriams. Todėl, jeigu jūs norite prisidėti tame tarpe ir prie Mozerio radio laidų kūrimo, jeigu manote, kad mano darbai yra prasmingi ir reikalingi, todėl norite prisidėti prie tų darbų, kuriuos aš atlieku visuomeniniais pagrindais tęstinumo, jeigu norite tuo pačiu gauti ir praktinę naudą, jums galinčią suteikti informaciją, tai yra turėti galimybę naudotis visą mano paruoštą teisinio pobūdžio medžiagą, kuri ten bus paskelbta. Ir tiesiog privalau ypatingai pabrėžti, jeigu norite turėti galimybę konsultuoti su manimi individualiai jums rūpimais teisiniais klausimais, specialiai tik jums kaip metinės prenumeratos prenumeratoriui skirtų telefonų numeriu ir elektroninio pašto adresu, maloniai kviečiu atsiliepti į šį mano pasiūlymą ir pasirinkti metinę paskyros Mozerio žinios Patreon platformoje prenumeratą. Mylėjai, jūsų indėlis į metinę prenumeratą yra tik 33 eurai ir noriu pabrėžti, už šią sumą jūsų prenumerata su galimybė gauti individualias teisinės konsultacijas galios visus metus. Todėl dabar aš pasakysiu taip, kaip kalbėti man nepatinka, nes nesu komersantas. Kviečiu pasinaudoti labai patraukliu ir jums naudingų komercinių pasiūlymų, ateiti į Patreon, užsiregistruoti Patreone, pradžiai užsiprenumeruoti ten esančią mano paskyrą Mozerio žinios su funkcija Join for Free, kas lietuvių kalba reiškia prisijungti neatlygintinai. O kai tai padarysite, susiraskite mano paskyroje šios dienos, tai yra rugsėjo 14 dienos įrašą ir jame jūs rasite visą informaciją bei nuorodą į metinės prenumeratos užsakymą. Kita vertus, visas nuorodas aš įkelsiu po šios dienos mano įrašų esančiame laidos aprašyme. Jei kiltų bet kokių klausimų dėl prenumeratos, rašykite juos bendru elektroninio pašto adresu mozeris@protonmail.com, kurį taip pat rasite šios dienos laidos aprašyme. Esame be galo laimingi. Aš laimingas dėl to, kad turiu galimybę ir vėl jūs kreiptis. Jūs laimingi, kad galite manęs klausytis, o aš labai džiaugiuosi, jog jūs mane išgirstate. Plaukiant gyvenimo upe sulig kiekvienu įriu, vis labiau mėgaujuosi mane supančiais vaizdais. Džiaugiuosi čia sutiktais
gero linkinčiais žmonėmis, besišypsančiais veidais. Vis labiau vertinu turys galimybę tiesiog padaryti dar vieną įrį į priekį. Aš nežinau, kas manęs laukia už kito upės vingio. Tiesą sakant, nežinau, ar apskritai tą upės vingį aš pasieksiu. Bet dėl to niekiek nesijaudinu. Nesijaudinu, nes viena vertus neturiu kada apie tai galvoti, o ir aplink yra pernelyg gražu, kad veltui eikvočiau laiką mintims apie tai, kas bus ateityje. Tai yra apie tai, kas nuo manęs iš esmės visai nepriklauso. Taip, jūs išgirdote teisingai. Mano kelionės maršrutas nuo manęs nepriklauso, nes juk ne aš esu šios mano kelionės organizatorius. Nei aš nusprendžiau ir pasirinkau, kad ją pradėsiu ir kada aš ją pradėsiu, nei man spręsti, kada mano kelionė gyvenimo upe baigsis. Todėl dabar visiškai tavimi pasitikiu. Todėl esu kaip niekad ramus dėl savo plaukimo. Esu ramus, nes tu, kaip mano kelionės organizatorius, pirmiausia rūpiniesi tais, kurie tavimi visiškai pasitiki. Pasitikiu tavimi. Pasitikiu ir dėkoju tau už tai, kad suteiki man stiprybės nevarginti savęs mintimis apie praeitie buvusį ne visai sklandų mano plaukimą, kad suteiki man stiprybės nevarginti savęs mintimis ir nesijaudinti dėl to, kas bus rytoj, kas manęs laukia už kito upės vingio, nes visa tai man trukdo mėgautis tuo, ką matau, ką girdžiu, ką užuodžiu, liečiu ir ką galų gale aš jaučiu būtent šiuo momentu. Pasitikiu tavimi, pasitikiu ir dėkoju tau už tai, kad šiandieną turiu jėgų ir noro dar vienam savo įriui. Ačiū Jums, kad klausėtės, dėkoju Jums, mėlyjeji, kad išgirdote. Nuo šiol Mozerio radijo laidose susitiksime tuo pačiu metu ir mažiausiai bent kartą per savaitę, sekmadieniais, lygiai 12 valandą. Jeigu man pavyks, pasimatysime, susigirdėsime ir dažniau. Dar kartą dėkoju, linkiu visiems mums gražios ir prasmingos dienos, iki kitų greitų susitikimų.